Sveiki! Šiandieną mes kalbėsime laidoje pageidavimų koncertas. Labai malonu, kad jūs žiūrite šitą video, nes aš jį sugalvojau padaryti. Ir aš, Riviliukė. Aš, Riviliukas, pristatau šitą video apie pageidavimus. Ir nereikia man muzikos, nes švilė. Taip, ačiū. Nereikia man, aš prašau. Taip, mes šiandieną pristatysime žmonės, kurie labai norės perduoti savo giminaičiams, savo šunims, savo gyvūnams linkėjimus. Ir šiandieną pristatome žmogų, kuris norės pažiūrėti šitą. Kuris norės perduoti žvaigždėm žmonėm ar gyvūnam linkėjimus. Ir aš kaip debilė filmuojasi šitą, bet nieko, ir tas filmus debilė. Karieta, jo vardas, irgi pasifilmuos. Laukite. Labdien, mes muzikuojam. Rašau vyresniajam broliui. Man 9 metai. Myliu vyrus. Gimdo vaikus. Dabar klausausi Ninos satelitę. September. Užbaig savo video. Linkėjimai pupūgoms. Ne šuniukai. Ne. Labdiena. Šiandien aš norėčiau perduoti linkėjimus savo papugėliai, skruzdėlytei, kuris man drugelių skraido ant mane. Aš žinau, jinai labai mane myli, nereikia man mūsų. Ir aš ją myliu, bet suprantat, jinai vakar mirė. Ir aš ją jau palaidau. Ir dar norėčiau perduoti savo gėlytei, ražytei, savo linkėjimus. Nes man labai kukliai, labai mane myli. Ką man dabar perduoda linkėjimus? Perduoti savo šunį Greksui, kurį labai myliu. Prieš 10 metų mirė. Pilypui. Labai gaila. Primin man vienas pažįstams, kad Pilypui reikia perduoti man linkėjimus. Linkėjimai Pilypai, tau. O kas yra Pilypas? Draugas ar kas, ar bachūras? Ai, nu, jisai man pažįstams. Tapetas gal? Ar keptuvė? Aš palauk, ai. Operacija. Man nereikia. Jis ir man studijas lapukai. Oh my gosh. Tai va. Supratot, kas jisai yra? Taip. Laidos dar ne visiškai baigtas. Pauzė. Ir šiandieną mes turėjome 2 pašnekovus.